Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Tai 86 pamoka, kurios metu mes kalbėsime apie interfeisą iEquatable. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Kaip jūs žinote, mes galim struktūrose perkrauti tokį metodą kaip equals ir nurodyti, kaip mes turim lyginti du objektus. Ir kaip jūs galite pastebėti, pas mus kitas objektas struktūros gali ateiti kaip object tipas. Ir čia pas mus gali įvykti tokia situacija kaip boxingas ir unboxingas, kai mes bandysime išsaugoti value tipo elementą į reference tipo kintamai. Arba atvirkščiai, įvyks unboxing situacija, kai mes po to iš reference tipo ištrauksime tą value tipą ir su to value tipu dirbsime. Ta operacija užtrunka kažkiek laiko, nes mums reikia perkelti iš heapo į stacką arba iš stacko į heapą atgal tos objektus. Kaip tai tiksliau veikia, mes kalbėsime vėliau. Dabar tiesiog žinokite, kad ta operacija užtrunka ilgiau, negu tiesiog paimti objektą ir iškart su tuo objektu dirbti. Tai tam, kad tą problemą ištaisyti, buvo sugalvotas toks interfeisas kaip iEquatable, kurį mes galim dabar implementuoti. Ir dabar jūs matote, kad įvyko klaida, nes tokio interfeiso tiesiog nėra, mes turim kaip ir listą, kaip ir hashsetą, kaip ir dictionary, nurodyti tarp trikampinių skliausto, o su kokiu tipu mes lyginsime. Mes pasakysime, kad pas mus turi būti palyginimas su tokiu tipu kaip example. Tai example tipą lyginsim su example tipu. Taip pat kaip pas mus yra ir čia. Ir mes galim tą metodą implementuoti. Ir dabar, kaip matote, equals metode, pas mus iškart ateina mūsų tipas example, o ne object tipas. Tai mums nereikalingas tas patikrinimas ir nereikia daryti papildomo kasto. Mes iškart galim pagal tai ir palyginti. Ir čia iškart mes galim perrašyti tą dalyką į equals. Ir perduoti čia other objektą. Nes čia pas mus ateina objektas, mes jį kastinam, gauname other example tipo objektą. Ir jeigu tai jau example tipo objektas, tai bus iškvestas equals, kuris ir priima tą example. Jeigu aš čia paspausiu, tai matote, nurodomas yra tas equals. Tai čia yra būtent tas equals, kuris ir priima example. Ir mes pagal tą example lyginsime. Arba jeigu kažkoks žmogus iš anksto iškvies tą example metodą, tai vyks daug greičiau. Ir kaip jūs galite pastebėti, struktūros irgi gali implementuoti interfeisus. Struktūros negali paveldėti kitą struktūrą arba klasę, bet gali implementuoti interfeisus. Aš grąžinsiu čia tą realizaciją, kuria ir buvo, ir parašysime labai paprastą testą, naudojant kurį išsiaiškinsim. O koks būdas veikia greičiau? Aišku, galima pritaikyti biblioteką, kurią viską ir padaro palygina, bet mes parašysime labai paprastą testą, naudojant stopwatch tipą. Na ir dabar, kaip jūs matote, kai mes taikome mūsų interfeisą iEquatable, kai mes kviečiam būtent tą realizaciją, kurie ir priima mūsų tipo example, tai pas mus tie veiksmai užtrunka trečdalį sekundės. Bet kai mums reikia dar atlikti kastą, kai mes perdam tą patį objektą kaip object tipą, tai užtrunka jau daugiau nei pusę sekundės. Ir viskas būtent dėl to, kad mums nereikia daryti unboxingo. Nereikia iš object tipo ištraukti tą example tipą. Bet jeigu tai pas mus bus klasė, tai skirtumas bus truputį mažesnis. Veiks vos greičiau, truputį. Ir čia iš tikrųjų mes galim lyginti su bet kokiu tipu. Mes galim implementuoti tą interfeisą dar kartą, bet taikant kitą tipą. Ir kaip matote, tokia implementacija irgi pas mus atrodo gerai. Mes irgi galim implementuoti ir su tuplais ir patikrinti tą dalyką su tuplais. Parašyti ten tuplą 1-2, paleisti tą kodą ir matysime jo, kad jie sutampa. Bet dažniausiai tokių dalykų nedaro, lygina tiesiog naudojant mūsų tą patį tipą. Ir bus dar geriau, jeigu mūsų example bus nullable. Mes sakysime, kad ten pas mus gali ateiti nullas kažkoks ir mes tą nullą priimam. Ir mums dar reikės pažiūrėti, ar tas kitas objektas pas mus ne null. Tai mes darysime taip. Jeigu kitas objektas pas mus yra null, tai mes atiduosime false. Priešingu atveju mes palyginsim A ir B. Na ir dabar, kai mes ten perduodam B, mes gauname atgal false. Nes B pas mus yra null, o A nėra null. Tai dabar jūs žinote, kaip taikyti interfeisą iEquatable savo kode. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.